pagyvenusiam, kaip ir buvo paminėta, nenusiminti, mokėti pralošti, bet ir vis toliau ateityje dalyvauti ir dalyvauti. Spartakiada ir mes tikimės, kad ji įgaus pagreitį, įgaus pasitikėjimą tarp sportininkų, tarp mūsų visų ir galbūt kitąmet bus gausesnis būrys dalyvių. Tas gausumas galėjo būti galbūt ir didesnis, bet negausume esmė. Esmė mumise, kad mes save galbūt kiti ir nugalėjome, išdrįsome pasportuoti, išdrįsame išbėgti stadioną ir tai yra turbūt pats svarbiausias dalykas, tai yra labai šaunu ir aš noriu padėkoti seniūnams, nes ne vieną kartą mes su jais buvom susitikę ir tikrai jie milžinišką darbą atliko ir žino, kad jų seniūnijos yra tikrai puikių sportininkų ir dabar aš manau, kad azartas tik dar didės ir kitais metais ir bus varžytinės ir tarp seniūnų, tarp seniūnijų ir tarp mūsų sportininkų, o tai tik tai sportui į naudą. Ačiū Jums. Na, kiek žinau, dar yra likę ir neapdovanotų. Būtent pirmiausia, skelbiant šaškių nugalėtojose. Trečioji vieta – Šilalės miesto seniūnija. Seniūnija, prašom. Antroji vieta šachmatų Laukuvos seniūnija. Ir šachmatų nugalėtoja pirma vieta Šilalės miesto seniūnija. Prašom, čempionai. Kur komandos čempionai? Ūkino varžybos. Trečia vieta Ūkino seniūnija. Virvės traukimas, antroji vieta, Šilalės kaimiškoji seniūnija. Pirmosios vietos laimėtojai Bijotų seniūnija.
Antra vieta svarbdžiai galvojame Antanas Dovydas. Ir pirmoji vieta svarbdžiai galvojame Antanas Valuckas. Trečioji vieta – Teilių seniūnijos moteris. Silvija Valdonienė. Ir pirmoji vieta – Salomėja Gargaisienė. Čia sunkus kažkaip. Na ką, turim patį gražiausią prizą, kurį dabar turime įteikti, kam jums atrodo? Kas nugalėtojas? Tai Šilalės miesto seniūnija. Prašom. Iš miesto seniūną Antaną Pauliką. Nugalėtojus, visus dalyvius ir leidžiu kuo geriausios nuotaikos, būtent užbaigiant šią šventę, vainikuojant koncertų ir gerų perspektyvų ir pasiryžimų sekančiom varžybom.